prieš tai jų neišklausęs. Tai pirmasis žingsnis turėtų būti išklausyti, paprasčiausiai įsiklausyti į tai, kas yra sakoma. Po to mes visi turime kartu daryti. Žinios yra prasmingos tik tada, kai jos įgyvendinamos. Tarkime, kad du aukštuosius mokslus bebaigiantis studentas gali labai gerai apsiginti magistrinį darbą. Tačiau dėl to nebūtinai gali tapti geru inžinieriumi, mokytoju ar gydytoju. Teorija turi tapti praktika, žinios ir patirtis gyvenimo. Nėra prasmės eiti pas gydytoją, kurio patarimų mes neprimame. Praėjus 4 metams nepadės mūsų geri ketinimai išsakyti šiandien. Mes tai turime įrodyti bendru susiklausimu ir darbu. Besikreipdamas į jūs, pasinaudojau didžiosios knygos pamokymais, bei pridėjau savo mintis ir sakiau visą tai jums. Ačiū.